važiuojantys policijos patruliai gavo naują iškvietimą. Greitkelyje Klaipėda-Kaunas pakelės užeigoje pastebėtas iš pažiūros neblaivus vairuotojas. Нас куда нужна тогда? Что я не могу Kad žindiku jūs visą laiką gyvenime turite. Visą laiką jūs gyvenime skubėsite. Myliu policininką. Klausyk, šefai, tu manęs nemokėjai savo stūmti. Ne, jūs nevairuokite neblaivus. Nesvarbu, ne, kai senis jūra kartu jie reikia girdėti. Ačiū, visikas, bet kažkas jau paskambino. Gerai, bet kas tau paskambino? Nu, tokios informacijos negauname. Gauni, Gauname iš būdės. aš gerbiu, aš negaliu tuo pat paskambinti. Šiandien jis Vyruga, jūs esat ubagai. Jokis. Tikrai, ką? Mane gerbė kas? Daktarai ir policija. Daugiau nieko. Mums tai gerai. Dar neprarasi žmogų. Gal reikia. Šito dalyko Tikrai ne. Spauda, mane, žinai, spauda, kaip man sėdi paimė, Klaipėdai tasį. Jo, visas laikas, visos. O čia, полный Шефом. Никогда не был хамом. Никогда не ездил в полицию. Полиция куда мы сами значит, должен целый знать. Мне должен, когда в Багуши, а я в полиции людей. Людей и жироску еврейчу. Лика сатовица, то сильный забыл, то сильный тянет. Если я поеду, полиция убавления. Кай ждан, мама, считай, сестер Вейгас, дерево полиции, чем-то, а что не угасили. Как Ирака, дал нам вообще, Gerai, ponas Šukovski, gerą galvoju jums klybės, bet nevairuokite. Pabūkite automobilėje. Informacija pasitvirtino. Nuo vyro sklinda alkoholio kvapas, tačiau pareigūnai negali imtis jokių sankcijų. Jis nevairuoja automobilio, tad ir pažeidimo nėra. Pareigūnai primiktinai įspėja visuomenėje žinomą veikėją nesėsti prie vairo. Sulaukę teigiamo atsakymo, patruliai pasišalina. Visgi nusprendžia įsitikinti ir ima laukti netoliese. Prie pakelės užėgos stovėjęs automobilis ką tik dideliu greičiu pravažiavo pro pareigūnus. Šį kartą automobilį teks stabdyti ir įspėjimo vyriškis tikrai neatsipirks. Bet kuris neblaivus vairuotojas kelyje kelia didelę grėsmę tiek savo, tiek aplinkiniams. Informacija apie pavojingą automobilį tuoj pat perduota kitiems kolegoms.
Greitkelyje jau stovi dar vienas ekipažas. Jis mėgins pasitikti nuo Klaipėdos pusės atvantį automobilį. Greit didesnis nei 140 km/h. Vairuotojas nereaguoja į pareigūnų signalus ir nesustoja šalikelėje.